Buvo periodas, kai aš buvau nesenai grįžęs į Lietuvą po 6 metų gyvenimo Škotijoje ir vyko tam tikra integracija. Grįžus į Lietuvą, sužinojęs apie gentis, aš pagalvojau, kad tai man bus kaip ir žmonių grupė, su kuria aš galiu dirbti su tom emocijom, kurios kilo man grįžus į Lietuvą. O kitas buvo tai, kad aš prieš tai esu turėjęs su savo draugais tokią kaip ir atskaitomybės grupę, kur mes sutikdavom šnekėti apie tikslus. Ir kai grįžau į Lietuvą, sužinojau apie gentis, aš pagalvojau, kad čia lygiai tas pats, ką mes darėm su draugais, tiesiog yra daugiau struktūros. Ir aš nusprendžiau eiti į gentis, kad realiai išmokti, kaip man pačiam susikurti tą struktūrą su savo komradais augimui. Man atėjus į gentis pasikeitė komfortiškesnis santykis su vyrais, emocijų išreiškimas. Kitas dalykas, kuris pasikeitė, tai aš šiuo metu esu daug labiau komfortiškas eiti į konfrontaciją, tai yra išsakyti savo nuomonę arba jausmus kitiem žmonėm, net jeigu tai sukels konfrontaciją, bet jaučiu, kad atsirado didesnis polinkis sekti mano tiesa, nepaisant, ką kiti apie mane pagalvos. Tikrai rekomenduočiau kitiem vyram, turbūt ne visiems to reikia, bet tie, kurie jaučia, kad galbūt jaučiasi gyvenime kažkiek užstrigę, galbūt net vyram, kurie nesijaučia komfortiškai, pavyzdžiui, į terapiją ar ten pas kaučą kokį nors, tai yra labai lengvas priėjimas prie saviugdos su kitais žmonėm grupėje.